daug, daug smagiau, kai bendrauji su šviesiais paveikslėliais, ne kaip Algis sakė, būna apšvieta, bet būna ir aptamsa, tai tos aptamsos nesinori. Jo, o mes toliau tęsėme mokytojų santaros susitikimus ir šiandieną jau turime ketvirtą mūsų susitikimą, ketvirtą forumą. Prisimenant ištakas, turbūt galim dar trumpai prabėgti, kad gimė šitas judėjimas ir iniciatyva Santaros šviesos suvažiavime praeitą vasarą, dabar jau beveik lygiai už mėnesio, šiek tiek daugiau, kitas mūsų Santaros šviesos susitikimas, kur mes žadame pristatyti savo metų veiklą ir savo metų nuveiktus darbus. Ir gimė iš tos minties, kad visgi nors apie švietimą nemažai yra šnekama viešoje erdvėje ir įvairios grupės reiškia savo nuomonės ir vėlesnis vystymasis parodė, kad streikai ir dabar neseni visi įvykiai, netgi dramatiški protestai, moksleivių, ministrų atsistatydinimai, rodo, kad švietimo aktualijos ir švietimo problemos mūsų visuomenėje yra tikrai skaudžios, svarbios ir tikrai rūpimos ir diskutuojamos. Bet reikia turbūt pastebėti, kad nepakanka susikalbėjimo. Labai dažnai mes turime kalbėjimą, bet neturime girdėjimo. Ir tas kalbėjimas su kažkokiais teiginiais, postulatais, jisai nevirsta dialogu, nevirsta diskusija. Ir būtent tas ir buvo mūsų tikslas siekti vaisingo dialogo ir galbūt ir polilogo, kur tos nuomonės suderėtų, būtų išgirstos ir galėtų pagerinti švietimo būklę Lietuvoje. Tai tokia matyti yra istorija. Per praėjusius 3 susitikimus mes turėjome tikrai labai įdomių ir puikių pranešimų, puikių idėjų, kurios iškristalizavo lyg ir pagrindinius postulatus, kuo turėtumėm rūpintis ir į ką turėtumėm labiausiai kreipti dėmesį siekiant to susikalbėjimo. Tai po praeito mūsų forumo mes sustojom arba pamatėm, kad ryškiausiai suskambėjo per šitos susitikimus būtent geranoriškumo, pagarbos, ramaus savęs žinojimo temos. Ir šios dienos mūsų tikslas susitarti, ką mes galėtumėm konkretaus nuveikti, kad artėtumėm prie šitų vertybių visuomeniniai diskusijoje, viešojoje erdvėje, medijose. Ir apie tai kviečiame šiandieną ir padiskutuoti. Tas mūsų pasirinktas temas ar galbūt temas, kurios ne šiaip pasirinktos, bet kurios išryškėjo iš praeitų susitikimų, iš pranešimų, žadėjo truputėlį plačiau pakomentuoti Žilvinas. Tai aš perduodu Žilvinui žodį. Prašau. Taip, ramus savęs žinojimas, pagarba ir geranoriškumas. Ir atrodytų toks paprastas dalykas, dialogas, kiekvieną dieną mes kalbame, bet pasirodo, turime kartais ir įsivesti tam tikras taisyklės, turime mokytis kalbėti taip, kad nesusipyktume arba kad
nekiltų kažkokie tai beprasmiški ginčai ir judėtume link kažkokių produktyvių darbingų sprendimų. Ir tas temas, tos klausimus ir kaip Arvydas įvardino postulatus, gal aš pavadinčiau tam tikrus principus, pasirinkom neatsitiktinai ir ramus savęs žinojimas, pavyzdžiui, man atrodo, čia neįtikėtinai svarbus, nes dažnai mes ar per daug abejojame, arba galvojam, kažkas kitas žino, bet mes visi visada turim tą intuiciją, nuojautą, kas yra gerai, kas yra, ko mes siekiam, ko mes norim. Ir kartais galbūt verta tikėti tomis intuicijomis ir tiesiog, kaip turėti tos ramios tokios drąsos apie jas kalbėtis. Ir žodis ramus, man atrodo, čia labai svarbus akcentas, ta prasme, kad tai nėra kažkoks agresyvus, grubus, ar egoistiškas, ar kažkoks užsispyręs tas žinojimas. Jis yra ramus. Ir kai mes pažiūrime į žodį ramus, ir man labai patinka Daivos Vyčinienės tyrinėjimas dainuojamosios lietuvių tautosakos, ir ten yra labai graži daina Rymo tūtos Stratėla, kur jinai sako, kad rymo ta pati šaknis ir rymuoti, ir nurimti, ir susirimuoti. Ir man labai patinka susirimuoti akcentas. Ta prasme, kad ta ramybė, jinai nėra kažkokia tai solicicinė, užsidarius, jinai yra susirimavusi su aplinka. Ir kaip susirimuoja eilutės poezijoje, taip galima sakyti, susirimuoja žmogus bendruomenėje, susiderina su tą aplinką, kurioje jisai gyvena. Ir tas jo žinojimas, jisai nėra iš jo paties kažkaip kylantis, ne iš jo ego, o jisai tiesiog sudera toje bendruomenėje, jisai susiderina su jie. Tada jisai turi tą nuojautą, tą intuiciją, kas dera, koks žinojimas dera ir kokie dalykai nedera. Ir tas žinojimas pasidaro ne kažkoks užsispyręs, jisai pasidaro toks atliepiantis. Ir jeigu aplinka keičiasi ir žinojimas keičiasi. Ir man atrodo, čia ta Kristijono Donelaičio tokia frazė, tas giedras ir ramus žinojimas, jinai labai iškalbinga ir labai daugiaprasmė ir labai reikšminga, kalbant apie dialogą. Ir kita tasme labai svarbi tema, kalbant apie dialogą, yra pagarba. Ir man atrodo, čia labai svarbus akcentas yra į tai, kaip mes priimame kitą, kaip mes priimam kito nuomonę, požiūrį, kito poziciją, į tą kito žmogaus žinojimą. Ta prasme, kad kitas visada yra kitas, kita nuomonė visada yra kitokia. Ir kiek mes juos priimame ir ypač tais atvejais, kai mes juos nepriimame, nes ne kiekvieną kitą mes galim taip tiesiog priimti. Ir aš netgi savo mintis kartais, jos man pagalvoju, pavyzdžiui, lyg ir tinka, po to netinka, ir aš jas tiesiog atmetu. Kartais dalykai netinka ir ta kraštutinė riba, su kuria mes priimam tos netinkančius dalykus, to pašnekovo poziciją, čia mes siūlytume laikyti pagarbą. Ir nesvarbu, kas neprarasti tam žmogų pagarbos. Ir man tai yra labai svarbu, ta prasme, kad kartais, kai tinka, tai paprasta, bet kaip daryti, kai netinka. Ir man atrodo, čia mes jau prantam renginyje, aš trumpai užsiminiau, man atrodo, šalia pagarbos dar labai svarbu paminėti priėmimo, palaikymo ir to nepalaikymo, kabutėse nepriėmimo. Mes galim gerbti žmogų, bet mes galim nepalaikyti jų nuomonės. Ir kaip ta mintis mano, kuri vakar man visai neblogai atrodė, bet šiandien man netinka. Ir tiesiog aš jau užmirštus, nepalaikau jos. Ir tiesiog, kaip įsisklaido, kaip sakant, dienos įvykiuose ir užsimiršta. Bet kažkokią mintį aš palaikau. Ir kito pašnekovo mintį kažkokią palaikau. Ir sakau, o kaip tu gerai pastebėjai, ir aš jį pratęsiu. O to, ko nepalaikau, aš galiu nepratęsti. Tas metos netinkančios nuomonės,
tas žinojimas, kito žmogaus žinojimas, kuris man netinka, jisai gali man ir netrukdyti. Ir tada ta pagarba išlieka. Ir tada ta aplinka, jinai pasidaro labai palanki dialogui. Ta prasme, kad aš žinau, kad žemiau pagarbos šitoj bendruomeniai nekrentama. Ir aš kaip nebebijau kalbėti. Man atrodo, tai labai, labai svarbu. Kad tas pojūtis būtų geranoriškos aplinkos. Naglio pastebėtas praeitame renginy geranoriškumo aspektas. Man atrodo, čia ypatingai svarbus, ta prasme, kad jis toks pats, tam tikra prasme, neapibrėžiamas. Ir sunku pasakyti, kas yra geranoriškumas. Mes jeigu jau griežtai turėtume pasakyti, kas tai yra, mes beveik turbūt nerastume tokių, tai yra holistinė samprata, kaip ir bendruomenė, pavyzdžiui, yra holistinė samprata. Ir jinai ir veikia kaip bendruomenė, jinai veikia neapibrėžtai, mes net negalim pasakyti, kaip jinai veikia, bet jinai veikia taip, kaip mums reikia šiuo atveju. Ir ta aplinka, man labai patiko Naglio irgi komentaras, kad jinai pasidaro, tokia stebuklinga, keista kažkuo, ta prasme, kad jų problemos sprendžiasi tarsi pačios. Ir tai nekeista, nes jie supa gera valia. Ir kažkokios mažytės klaidos jos tiesiog dingsta, nes absorbuojama bendruomenės ta gera valia, geranoriškumu, ta prasme, noras spręsti problemas. Ir kai bloga valia supa, vyksta visiškai priešingas reiškinys, mažiausiai klaidelį padaroma katastrofa ir prasideda destruktyvūs procesai, nors išgriaunami geri dalykai, ta prasme, kartais visiškai dėl kažkokių tai smulkmenų. Ir man to tas geranoriškumas, jisai galbūt taip skamba taip sunkiai apibrėžimai, bet man tos vienas iš išmaniausių dialogo pamatų, ant kurių apskritai įmanomas. Ir kaip Naglis gerai pastebėjo, net tarp dviejų žmonių, nesant geranoriškumo, dialogas, greičiausiai bus labai neproduktyvus, labai nedarbingas. Ir man atrodo, kad kartais tokie neišreiškiami dalykai, bet tam tikros nesusitarti, bet ir nujaučiami, ir palaikomi bendruomenė. Jie ir padaro, tie nematomi dalykai, jie padaro tą patį didžiausią skirtumą. Ir po to galima klausti, kas pasikeitė. Nežinia, kas pasikeitė, bet mes pradėjome susitarti. Ir man to tiek ramus žinojimas, tiek pagarba, tiek geranoriškumas yra dalykai, be kurių dialogas turbūt apskritai neįmanomas, nei darbingas, nei produktyvus, nei kažkur vedantis prie kažkokių ilgalaikesnių rezultatų. O mums reikia rezultatų, mums reikia pradėti sutarti, mums reikia pradėti tą sutarimą skleisti plačiau. Pradžiai susitarti 20 žmonių, po to susitarti 50, po to 250, kaip aš praeitam renginį buvau užsiregistravę pas mus. Tada mes jau galim su ministerija kalbėtis. Ir kaip matėme, ministerija labai palanki ir ministras dalyvavo, ir viceministras, ir jų pozicija irgi geranoriška, atvira. Tikėkime, kad ir ministrų, viceministrų bus tokia pati ir mes galėsim tiesiog toliau dirbti ir tą, pavadinkim, dialogišką tokią atmosferą skleisti ir palaikyti, ir kaip sakant, gaivinti tiek kartų, kiek reikės, pakol mes pasieksime tą sutarimą ir tą mokyklos ir švietimo aplinkos geranorišką tokį susikalbėjimą pačios su savimi iš esmės. Tai tiek trumpai ir noriu Eglei dabar perduoti žodį. Sveiki visi. Tai mes šį kartą ir norėjome, kad mūsų tas susitikimas būtų šiek tiek kitokio formato, kad jis ir būtų skirtas tokiem, pokalbiui, tokiam tikrai pokalbiui, į kurį įsitrauktų visi. Ir mes kaip ir planavome, kad susiskirstytume į mažesnės grupeles ir pasikalbėtume. Bet dabar čia mes dar su Arvydu susirašėme, kad galbūt nesiskirstykime į grupeles, pabandykime pasikalbėti visi kartu. Ir Žilvinas ir pristatė, šiek tiek išplėtė tas 3 temas, kurios išryškėjo iš tų mūsų ankstesnių diskusijų. Ir aš dar tada priminsiu dar keletą tokių dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome, kurie galbūt daugiau yra
ne apie patį tą turinį, bet apie pačius tuos procesus, kokiu būdu mes galėtume veikti toliau ir pakviesti jūs visus į tokį pokalbį, bet tikrai labai prašytume visus į tą pokalbį įsijungti. Ir aš pasidalinsiu keletų vaizdelių tokių. Tai ir yra tos 3 temos išryškėjusios, bet visos tos temos, jos kaip ir jas jungia tas pagrindinis procesas, kad mes siekiame, kad švietime būtų daugiau pagarbos, daugiau to geranoriškumo ir to ramaus savęs žinojimo, bet tas pagrindinis procesas, per ką tai galėtų atsirasti, tai ir yra tas dialogas vykstantis pačiais tais įvairiausiais lygmenimis. Ir kai kūrėsi mokytojų santara, tai vat ir galvojome, kokios galėtų būti tos pagrindinės veiklos formos. Bet tai čia yra tik tai, ką mes sugalvojome tuo metu, bet labai tikimės, kad šiandien galbūt atsiras ir daugiau tų formų. Tai ir būtų tokios formos, kurios leidžia tam dialogui vykti. Tai įvairios diskusijos, įvairios konferencijos, įvairūs galbūt manifestai, tokie, kur mes ir išreikštume savo tam tikrą poziciją. Tai įvairios publikacijos, kurių mes jau turime tikrai nemažai. Aš atsiprašau, pas mus nesikeičia skaidrės. Atsiprašau, aš vieną minutę. Ar dabar matote? Taip. Ir taip pat, kad mes dabar jau tarsi daromės tokia bendruomenė, bet mums reikėtų ieškoti tų tiltų ir su kitomis bendruomenėmis, kurios jau yra, ir mes patys priklausom irgi dar ir kitom įvairiom grupėm ir galėtų tie tiltai rastis. Ir mūsų paskutinėme susitikime Paulius Godvadas, kuris yra bendruomenių žinovas, jisai mums irgi pristatė, kas yra tos bendruomenės, ko reikia tam, kad tos bendruomenės susiburtų. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad kiekvienai bendruomeniai reikia tam tikrų tų ryšių, bet kad tie ryšiai būtų ir tokie, ir asmeniniai vieno su kitu, ir kad tie ryšiai būtų kuo tankesni ir kuo įvairesni, kad reikia tų erdvių ir laiko buvimui kartu ir tam dialogui, reikia tos bendros veiklos ir aišku, reikia visiems didinti tą savo išmanimą. Ir mes, manau, kad labai visi praturtėjome per tuos mūsų ankstesnius susitikimus ir kaip ir plėtėme tą savo išmanimą. Ir tie instrumentai, kaip Paulius pavadino, kurie būrė bendruomenę, tai gali būti žaidimai, tai čia ta prasme, kad kaip jis pavadino, socialiniai žaidimai, kai mes bandome, sakykime, vaidinti kažkokius įvairius vaidmenis, persijimti įvairiais vaidmenimis ir įlipti vieni kitų batus ir bandyti suprasti geriau vieni kitus. Tai yra tos istorijos, tas istorijų pasakojimas. Ir visi tie kiti dalykai, kurie ir būrė tas bendruomenės. Čia tiesiog paliksiu ir atsiųsime paskui skaidrės, aš tiesiog pradėjau rinkti visas mūsų publikacijas, kiek mes jau turime sukaupę įvairios tos medžiagos. Tai ir dabar tiesiog ir pereitume prie to tokio pokalbio. Ir mes tam pokalbiui apgalvojame, kad mums tikrai labai šiandien rūpėtų pirmiausia, tai geriau susipažinti vieniems su kitais ir pakviesime tikrai visus šiek tiek pasakyti apie save ir kodėl jungiatės į santarą, kodėl jums tai yra svarbu. Ir tada tas antrasis pagrindinis klausimas šios diskusijos ir būtų, tai kaip mes galėtume veikti, kad tuos 3 principus
galėtume labiau atnešti į tą švietimo erdvę. Tai pagarbą, geranoriškumą ir tą ramų savęs žinojimą. Na ir tada tai, ką mes turėtume daryti, kokie galėtų būti mūsų bendri veiksmai, bendri tie žingsniai ir galbūt atsispiriant į tas formas, kuriomis mes esame numatę veikti, bet galbūt atsirastų dar kažkokių tai kitų. Na ir tada kiekvieno iš jūsų tiesiog irgi toksai asmeninis indėlis, kaip jūs matote save šitame judėjime ir kuo norėtumėt ir kuo galėtumėt prisidėti. Tai vat, tokius mes iškėlėme klausimus šios dienos mūsų pokalbiui. Tai galbūt tam, kad mes nepamirštume tų klausimų, tai aš juos įdėsiu į pokalbių langelį, kad visą laiką jie būtų. Ir tada tiesiog siūlyčiau taip tiesiog ir pradėti. Galbūt pradžioj gal apsukim tokį pirmąjį ratuką, tai trumpai apie save. Kodėl jums atrodo tas santaros judėjimas svarbus ir kodėl šiandien esate čia. O paskui tai po truputį pereisim prie kitų klausimų. Tai kas norėtų pradėti? Labas, tai tyli visi, tai reikia įsižiūrėti. Algis Mickūnas, nieko daugiau nemoku, aš tik esu mokytojas ir santarai priklausau nuo 70 metų. Ir kiekvienais metais dalyvauju, tik praeitais metais pasprukau. Tai santara yra mokykla, atvira mokykla, vieša mokykla, kur žmonės susirenka ir viešai diskutuoja įvairiausius dalykus. Ir svarbiausia, kad yra ne tik dialogas, polilogas, bet taip pat įnašas viens kitam pataisyti viens kitą. Juk mes esam truputį klaidingi, nesam visažiniai. Tai todėl santara kaip mokykla man leidžia susipažinti su kitų, ne tik nuomonėmis, bet ir tiesomis. Ir aš turiu tą gerbti, nes aš esu irgi nepilnas žmogus. Tai santara pripildo visų kitų gyvenimus. Tai tik tiek, ačiū. Ačiū, Algi. Labai svarbu, kad jūs šiandien su mumis. Ačiū. Pagarba. Gal tada aš pratęsiu, kad tas pauzes užpildyčiau. Esu Daiva Penkauskienė, nežinau net kaip save prisistatyti, man artimas Algio Mickūno pasakymas mokytoja tą pačią plačiąją prasme, dėl to, kad esu buvus ir mokytoja, ir dabar esu dėstytoja, ir dirbu su mokytojais, esu Šiuolaikinių didaktikų centro vadovė ir Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja. Kodėl aš čia? Dėl to, kad aš esu sąjūdinė, kitaip sakant, nuo tų nepriklausomų laikų dalyvavau kuriant pirmąją švietimo koncepciją, buvau kartu su Meile Lukšienė ir man tas telkimo idėja įvairių žmonių, ne tik tai, tarkim, kad mes tarpusavį pasišnekam, ar ten mokytojai, ar ten dėstytojai, ir tada verdam visi savo sultyse, žodžiu, ir nieko tokio kažkaip tai, padarom kažką, negali sakyti. Tai man labai artima ta idėja telkimo įvairių požiūrių, gerąja prasme, neskiriančių, bet jungiančių, bet vis tiek įvairių požiūrių žmonių grupė. Man tas yra labai svarbu, aš tuo tikiu. Nemanau, kad aš viena pati galėčiau ką nors nuveikti. Nesijaučiu tokia kažkokia ypatingai galinga ar stipri, bet galvoju, kad su kuo nors, žodžiu, su kompanija galima kažką kartu ir nuveikti. Ką konkrečiai dar nežinau. Ačiū, Daiva. Tai gal keletą žodžių. Aš, Naglis Kardelis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius. Apie pačią santarą. Žodis santara turi dvi reikšmes. Mes kartu tarėmės ir kartu sutarėme. Čia yra du aspektai, jie savaime neišplaukia vienas iš kito, jie kartu dera, bet jie yra atskiri aspektai.
Tai mokytojų santarą aš suprantu kaip visų tarimąsi kartu, išsakant savo požiūrius. Tai čia būtų, sakytume, polilogo, įvairių žmonių kalbėjimo vienu metu aspektas. Ir po to sutarimo aspektas, kuris plaukia iš dialogiškumo, iš to, kad tas logas cirkuliuoja ir kad mes ne tik kalbame, bet ir klausomės, kad mes tardamiesi kažką pasakome nuo savęs, kas aktualu kitiems ir kartu mes girdime vieni kitus. Tai va ta santara dviem prasmėm yra labai svarbi kaip kultivuojanti geranoriško kalbėjimo ir geranoriško įsiklausimo kultūrą. Ir manyčiau, kad daugelis problemų, kurios kyla ne dėl to, kad mes neturime idėjų arba tos idėjos, iš esmės iš principo neišgirstamos, bet dėl to, kad žmonės nepasitikė vieni kitais, mano, kad kiti nėra geranoriški jų atžvilgiu ir tada atsiranda tas, toksai gynybiškumas, priešiškumas, negirdėjimas, nors būtų galima išgirsti ir tos idėjos jiems net būtų artimos. Tai nepritarė tam tikrai idėjai ne dėl to, kad jos turinys yra netinkamas, bet dėl to, kad tas kitas, kuris gal man priešiškas, jis yra mano priešas, dėl to aš iš principo jam nepritariu. Kaip ir, pavyzdžiui, skirtingom partijom priklausantis politikai ar žmonės nepritarė vieni kitiem ne dėl to, kad idėjos prastos, bet dėl to, kad tie atstovauja kitai pusę. Tai štai mums reikėtų puoselėti tą tokią tarpusavio pagarbos ir orumo kultivavimo aplinką ir aš mokytojų santarą suprantu kaip tą pirmąją terpę, pirmąją galbūt labai mažą tokią geranorišką aplinką, kuri galėtų plėstis, kaip stoikai turėjo tokį terminą oikejosis, tai būtų namų erdvės plėtimas, jaukios namų erdvės plėtimas, pradedant nuo savęs, nuo savo artimiausių žmonių, nuo savo bendruomenės projektuojant į išorę, taip kad nebūtų tų radikaliai svetimų, tų, su kuriais mes negalime kalbėtis, kurių mes nepriimame ir kurių atžvilgių mes gynybiški. Tai suprantu kaip tokį augalą, kuris pradeda iš mažos sėklos augti ir pamažu kerojas ir ta laja kaip ąžuolo darosi vis didesnė. Ir manau, kad mes galėtume rodyti pavyzdį, kaip tas geranoriškumas yra įmanomas tarp nedidelio kiekio žmonių, bet jau tai bus precedentas, kaip kiti matys ir tada tos mūsų gerosios patirtys galės būti komunikuojamos kitiem, perduodamos kitiem. Ir manyčiau, kad mūsų problema nėra tik tai idėjų trūkumas, galbūt ir idėjų mums reikia naujų, bet būtent tokios nuostatos, kai tam tikra idėja yra laikoma priimtina ne tik vienam, bet 2, 3 ir daugiau žmonių dėl to, kad jie jaučiasi kaip dvasiškai giminingų asmenų bendruomenė, ne tik kaip konkuruojančių savo mąstymų, savo idėjomis žmonių grupė, bet kaip ta, grupė, kurios nariams tos idėjos yra bendrystės pagrindas ir nekonkuravimo, ne tuščio tokio naujumo siekimo, užgožimo būdas, bet tos bendrystės erdvės plėtimo būdas. Ne tik idėjos, bet būtent ta pati nuostata. Ir pavyzdžiui, kai mes bendraujame su vaikais mokykloje arba dėstytojais su studentais universitete, tai galima netgi būti pakankamai kritiškiams ir būti reikliems ir kartu būti geranoriškiams. Pavyzdžiui, kai tu parodai, kad kitas tau rūpi, pavyzdžiui, mokinys ar studentas tau rūpi ir tu jį gali kritikuoti, nes tu parodai, kad nesi jam abejingas ir tu netgi priimi tokį, koks jis yra dabar ir tu pasakai,
tu ir toks, koks dabar esi, man priimtinas ir galiu su tavimi kalbėti ir bendrauti, bet štai jeigu dar pasistengsi labiau ir dar tą ir tą padarysi, tai būsiu dar labiau patenkintas ir jam atsiranda motyvacija dirbti ir jisai padaro ne dėl to, kad jam lipama ant kulnų, jisai verčiamas ar jis niekinamas, bet dėl to, kad atsiranda, na, toksai, sakyčiau, beveik sportinis entuziazmas ir noras savo gerasias savybės dar labiau išryškinti. Ir galbūt ne tiek įtikti tam, kuris su juo bendrauja, bet tarsi atsispiriant nuo tos gerosios patirties toliau augti. Mes galime net antikinius precedentus paimti, bet štai yra sokratiškasis elenchas ir yra sofistinis elenchas. Na, elenchas tai yra būdas parodyti, kad kitas klysta, toks kaip paneigiantis įrodymas ar argumentas paneigiantis. Tai sofistinio elencho tikslas yra oponentą sukirsti, laimėti prieš oponentą, o Sokrato elencho principas yra geranoriškas. Tu savo pašnekovą galbūt atskleidi jo mąstymo silpnasias pusės ir parodai, kad jis tinkamai nesuvokia savo mąstymo, savo prielaidų, savo padėties, bet tu jam padedi susivokti ir jis jaučia tavo geranoriškumą. Ir čia nėra jo sutriuškinimas, nėra pergalė prieš jį, bet yra tiesiog bendrai ir vieno ir kito pergalė. Tavo pergalė to, kuris taikai elenchą. Pergalė ta prasme, kad tu padedi kitam susivokti, o tam kitam pergalė dėl to, kad jis susivokė ir jis nėra pralaimėtojas. Tai štai mes išlikdami geranoriški galime būti reiklus ir galime, kaip sakome, neišreikalauti, nors tas žodis ir netiktų, tiesiog pasiekti tą patį rezultatą visiškai kitų būdų. Svarbus dalykas yra tas būdas, su kuriuo mes savo idėjas perteikiame, kaip mes kalbamės, ne tie turiniai, kuriuos mes norime perteikti, nuostatos, sampratos, bet būtent tas būdas. Ir jeigu jis yra geranoriškas, tai mes iš karto tą rezultatą galime pasiekti. Tai aš manau, kad mūsų tikslas būtų mąstyti, kaip tą savo bendruomenę galėtume plėsti ir kokie galėtų tie geranoriški, bet ir reiklūs būdai, kuriais mes savo mintis perteiktume ir leistume taip pat ir kitiems tas mintis ugdyti ir visiems kartu augti. Ačiū labai, Nagli. Jau jūs ir duodat tokių, kaip ir, jau ir einat ir į kitus klausimus, kaip galėtume veikti, ar ne? Ačiū labai. Taip, tai kviečiame toliau. Kas toliau norėtų perimti šitą estafetę? Matau, kad Paulius jau pasiruošęs. Tai nedrįstu aš čia, žinot, į tokią rimtą kompaniją, čia aš patekau, tai aš, gera labai stebėti, bet verda visokios idėjos. Santarą tai aš visados domėjausi, bet tik tai santaros suvažiavimai būna per rajoninės, per Rasos šventę. Tai nuo senos Rasos šventę, tai viso dabar, kai pamačiau mokytojų santarą, tai labai susidomėjau. O susidomėjau dėl labai paprastos priežasties, nes net ir šitas mūsų šios dienos pokalbis, tai yra pokalbis apie nematerialias investicijas į švietimą. Visą laiką šnekam apie materialias, tai ten pinigų tam, pinigų anam ten reikia, bet vis dėlto švietimas laikosi ant nematerialių tų investicijų. Todėl, aišku, kaip perskaičiau šitas išvadas, tai žinot, aš jau seniai, turbūt nuo švietimo koncepcijos kūrimo laikų, neskaičiau tokių, kaip sakyti, išvadų, kurios daugiau susietos su vidiniu, su dvasiniu žmogaus pasauliu. Pavyzdžiui, ramus savęs žinojimas. Supranta, tas ramus, tai, kaip sakyti, labai kvepia tokia didelė išmintim. Žiūrint į šios laikus, tai aš pirmiausiai nusileidęs į eilinę mokyklą
sakyčiau, kolegos, nusiimkim kaukes, tai va, ir būkime nuoširdūs, atviri, tai va, nes kai ypač karikatūriškai atrodo, kaip mokytoja užsideda kokią nors kaukę išmintingos arba patriotės tenai, arba dar kokią kitą kaukę užsideda, tai va, ir žinot, vaikai, jie, kaip sakyti, tikrai pastabus ir jie tada demaskuoja ir kyla, iš vis tos mokytojos triūsas eina per niek ir iš vis, arba ne tik, kad per niek, bet į minusą, tai va eina. Tai va, geranoriškumas, tai, žinot, norėčiau kokiai nors vaiko gerovės komisijai, kuri tenai neklaužadas mokyklos svarsto, pasakyti, kad gal galima blogį nugalėti gerumu. Tai va, tai ypač, kad tos mūsų tokios administracinės priemonės mokykloje yra labai kuklios, tai va, ir nepaveikios, jeigu ten koks pakeitimas kabės ant lentos, tai tam neklaužadai ten dzingsi, tai va yra. Pagarba, čia jau, žinot, labai išmintingai nuskambėjo prieš mane kalbėjusių žmonių, kad tai yra dialogo pagrindas. Aš tai nežinau, net ir dabar jau atsiverčiu prieš turbūt 14 metų, gal net ir 20, Buberio išėjusi dialogo principą. Tai va, tai iš pradžių mane ten kritikavo, tas žydas, ką jis ten parašė, žinai, bet išmintingas jis buvo ir yra ką ir man tai va, pasimokyti. Tai va, tai aš, aišku, viltingai žiūriu į ateitį, į šitą užsimezgusią mūsų mokytojų santarą. Ir šičia, vat, skambėjo, kad dalintis patirtimi. Dabar mes ieškom vis gatavų receptų, tam. O ūkdyme tas gatavas receptas, tinka Jonukui ir daugiau galbūt niekam kitam, tik tai jam, nes tie vaikai yra unikalūs. Ir aš manau, kad, kaip sakyti, tą tokią visuotiną pasiekimų vertinimą, jų ten lyginimą tenai, toliau ten komunikacija, ten apie technikas visokias šnekama, bet šiaip nuo dūšios pasikalbėti, tai va, apie mažas problemas ir didelės problemas, tai va, arba kompetencijos dabar va, jau užrašytos mūsų bendrose programose, bet vertybinis pagrindas jų tai padrikas yra. Tai aš kaip ten tą kompetenciją bus išvystyta, jeigu ten tos vertybės nežinia kokios, o kartais tenai, kaip sakyti, visos užsibaigia Akropolyje, ne Atėnuose Akropolyje, bet tenai. Tai va, tai su tokiom mintim labai ačiū, kad čia mane priėmėte ir su malonumu klausau ir pagaliau, nors šiaip tai esu pensininkas, bet kaip pensininkas tai turi daug laiko, arba atvirkščiai pensininkai neturi laiko. Ačiū, mėly, linkiu sėkmės visokeriopos. Ačiū, Pauliau, jūs taip tuos principus taip susijot gražiai su mokyklos ta realybė ir ką tai reiškia tiesiog tam kasdieniam mokyklos gyvenime. Tai matau Astą, kuri nuo pat pirmųjų dienų labai aktyviai įsijungia į šitą judėjimą. Taip, tai laba diena visiems, labai malonu būti, labai ačiū tikrai už pakvietimą ir galimybę dalyvauti. Tai iš tikrųjų santarą nesu įsijungus čia nuo tokių metų, kaip kad girdžiu, dalyvaujate jau daug metų, tik tai nuo šių metų ir visuose šituose 4 įvykusiuose veiklose tikrai dalyvavau. Po kiekvieno karto jaučiuosi pakylėta. Šiaip esu iš regiono mokyklos, esu matematikos mokytoja, bet 17 metų dirbu ir vadovaujantį darbą mokykloje. Tai va, tai visa tai man yra labai prasminga, labai aktualu. Ir kadangi esu arti tų grupių mokinių, tėvų, mokytojų, tai man labai įdomu, žodžiu, kur čia yra tas sąlyčio taškas ir kaip rasti tuos taškus.
kad nebūtų trūkinėjanti bendruomenė, bet būtų vieninga, jinai, kad būtų santaroje ir kad toje santaroje būtų ta santaka, kad viskas pavyktų mums vis dėlto kažkaip tai tekėti bendra srove. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, esu patenkinta, labai tiesiog jaučiuosi pagarbi tarp mokslininkų, tyrėjų ir galvoju, kad ką galiu pasiimti, tai būtinai pasiimsiu ir taikysiu savo mokykloje. Tai čia viskas artima yra. Yra tėvai, mokiniai, kaip ir minėjau, mokytojai ir tų nesusikalbėjimų jų tikrai yra. Kaip vienas, pavyzdžiui, iš paskutinių tokių pavyzdžių mūsų pateikti reitingai ir vėl visuomenė ūžia. Kaip supranta tuos reitingus tėvai, kaip supranta švietimiečiai, kaip supranta mokytojai. Na ir man labai įdomu, tikrai aš tiesiog klausausi, semiuosi ir jeigu būsiu naudinga iš tos praktinės patirties, kaip mokykla, žodžiu, alsuoja ir kaip priima visą tai, tai aišku, būtinai dalinsiuosi ir jeigu būsiu naudinga, tai labai būsiu laiminga dėl to. Tai ačiū labai už galimybę būti kartu. Ačiū, Asta. Tai kas toliau norėtų perimti estafetę? Dar galiu žodelį. Prašau, Algi. Aha, porą dalykėlių mokytojavimo eigoje. Vienas dalykas, mokytojas irgi yra mokinys. Ir pirmas žingsnis mokytojavimo yra atsakomybė. Ne tik už save, bet ir už kitus. Atsakomybė savo, kai sakėt, kas reikia sužinoti, kas esi pats, yra sužinoti savo ribas. Sužinoti, kad mes esam kartais klaidingi. Tai mums reikia visuomet tęsti savo studijas, taip pat lavintis ir sužinoti, ką mūsų mokiniai irgi, kaip jie lavinasi ir kaip jie gali savo klausimais parodyti mūsų truputį ribas. Ir čia turi būti dialogas, nes mes esame atsakomingi už jų laisvinimą. Matot, čia aš sakau, kad mokykla yra pagrindinė institucija bendruomenėje, kuri laisvina mus atsivert daugybei. Dabar paskutinis gal žodis bus, yra viena polemika. Tai yra mes esam skiltyje, kuri nesusikalba. Tai tarp, kaip sakant, apšvietos moksliškumo ir apšvietos politinės apšvietos. Vienas yra žmogiškas, kitas yra techniškas. Tai mes neklausiam technologiškos srities, ką jie suranda, kokios yra jų vertės. O vertė yra viešumos klausimas. Kodėl šis išradimas turi būti skleidžiamas? Ar jis mums reikalingas? Ir žodžiu, vertės klausimas tada yra kitoje pusėje, žmogiškoje pusėje. Mes tą perteklių varom per tą pažangą, bet neklausiam technomokslų. Kodėl mums to reikia? Kodėl jie galvoja, kad dar vienas žingsnis bus daugiau ir daugiau, bet neklausiam, kokios vertės yra jų prielaidose. Tai taip pat čia gali būti klaidingumas ir klaidingumas yra dialogo problema. Kaip graikai, kaip Kardelis kalbėjo, klasika nutarė, kad žmogus turi būti viešas ir dialogiškas, nes mes esam klaidingi. Tai per dialogą mes galim pasitaisyti ir prisiimti, kaip atsakomybę, pataisyti mūsų klaidas, net ir kaip mokytojai. Dėkui iš tai. Ačiū labai, Algi, dar priminėt iš tikrųjų tą apskritai atsakomybės tą klausimą ir būtent dialogo reikšmę, kuri išlaisvina iš klaidų, ar ne,
kur padeda pamatyti tas klaidas ir kartu ieškoti tos tiesos tam tikros. Matot, pagarba reiškia pagarba kitam žmogui, kai mes kalbame apie ką nors ir aš gerbiu kitą, jis sako teisybę. Gal suklysta kur nors, bet aš galiu gerbti žmogų, kuris yra laisvas žodis, reiškia sakyt be jokių tenai spaudimų, kaip dalykai yra. Sakyt teisybę. Jei nesakai teisybės, jau esi retorikoje, negerbi kitų. Ir savęs negerbi. Ačiū labai. Aš norėčiau atsispirti nuo Algio labai teisingų pastabų ir susijęti dar atsakomybę su laisve. Žmogus, kuris nėra laisvas, jis negali būti atsakingas ir tos laisvės reikia ir mokytojui, ir mokiniui. Ir dėl to perdėtas ugdymo proceso reglamentavimas yra tiesiog baisus nuodas šitai tiek laisvė, tiek atsakomybei. Bet štai viena vertus negali būti laisvės be atsakomybės ir kita vertus atsakomybės be laisvės negali būti. Ir jeigu mokytojas yra prispaustas tų visų taisyklių, reglamentų, jis negali pajudėti ir jį mokiniai mato kaip vergą ir jisai žiūri į mokinius kaip į vergus. Tai dėl to manyčiau, kad šiais laikais, kai gyvename informacijos pertekliaus laikais ir mesgi turime tiek informacijos šaltinių, kad galime jais tikrai pasinaudoti. Ir ne konkrečios žinios yra tai, ko mes turėtume siekti, bet turėtume siekti prasmės ir siekti tapti ir būti, išlikti laisvais ir atsakingais. Tai aš sakyčiau, kad mokykla turėtų mokyti ne šiaip kažko, bet būtent laisvės, atsakomybės ir prasmės. Atrodytų labai paprastas dalykas, bet jis yra esminis dalykas. Ne konkrečių žinių mokytis, ne lietuvių kalbos, gramatikos ar anglų kalbos ar matematikos formų, bet viso to taip pat reikia. Bet svarbiausias dalykas yra išmokti būti laisviems, atsakingiems ir išmokti ieškoti prasmės gyvenime, nes be šito negalėsi tapti strategiškai mąstantis, negalėsi tapti vizionieriškas ir plauksi pasroviui, būsi aplinkybių vergas. Tai štai mūsų laikais tos laisvės tiek yra nedaug ir atsakomybės tiek nedaug, tai mokykla turėtų būti kaip ta sala, kurioje mokomasi laisvės, atsakomybės ir prasmės paieškų. Ir visi šitie dalykai yra susiję. Jeigu tu nesijauti atsakingas, nesijauti laisvas, tai tu negali siekti prasmės, nes ne nuo tavęs priklauso. Tu tiesiog sieki kažkieno kito, tikslo kažkieno kito prasmės, o tau prasmės jokios nėra iš tos veiklos. Dėl to labai svarbu pereiti prie kiek įmanoma žmogiškesnių santykių mokykloje. Ir turėtume galbūt pradėti nuo anonimiškumo atsisakymo, juk tos įvairios lentelės, kompetencijų, ugdymo, strategijos ir taktikos tiek mokytoją, tiek mokinį paverčia statistiniu vienetu. Net ir mokslininkai jau yra traktuojami kaip vertinamieji vienetai. Tai atkreipkite dėmesį, toksai terminas, biurokratinis šedevras. Vertinamasis vienetas, apie mokslininkus, kalbant apie mokslinės institucijas, kurios yra vertinamos, nuolatiniai vertinimai, ekspertavimai. Tai lygiai taip pat vertinamieji vienetai yra mokytojai ir mokiniai. Ir tada jie tarsi beveidžiai. Jie neturi to agentiškumo, saviveiksnumo neturi, jie nėra asmenys, jie yra tiesiog objektai, kuriais manipuliuojama. Tai va štai mums šito reikėtų kažkaip šitą išgyvendinti, pamažu, kalbėti apie tai, kad reikia tą anonimiškumą panaikinti ir tiek mokytoją, tiek mokinį, tiek studentą ir net mokslininką laikyti asmeniu, žmogumi, nevertinamuoju vienetu, ne darbo jėga gamyboje, ne gyvąja jėga kariuomenėje, juk kariuomenėje kariai tai yra gyvoji jėga, kuri kaip patrankų mėsa. Darbuotojai, darbininkai, tarnautojai yra darbo jėga, kaip išteklius tam tikras. Mokiniai irgi, nežinau,
kaip jie yra vadinami, bet kol kas tikrai ne kaip asmenys, nėra laikomi asmenimis. Tai štai mums reikėtų mažinti anonimiškumą ir tas anonimiškumas jis labai koreliuoja su išoriniu spaudimu ir su streso atmosfera, kai tau lipam ant kulnų, kai tu negali nieko iš savęs projektuoti, planuoti, kažką nuveikti savo protu, savo jėgomis, bet tu turi nuolat reaguoti. Ne proaktyviai veikti, bet reaktyviai. Tiesiog reaguoti į tuos, kurie tau nuolat lipa ant kulnų. Lentelių pildymai, savianalizės įvairios ir visa kita, tai išsitrina ta asmenybė visiškai ir mokytojas praranda saviveiksnumą, tą agentiškumą, kaip mes sakome, ir mokinys, ir tada kartu su tuo anonimiškumu ateina ir nepasitikėjimas, ir toks, sakytume, nusivylimas, ir nihilizmas, cinizmas. Net ir geros idėjos nepriimamos dėl to, kad nemanoma, kad jos išsakomos geranoriškai. Tiesiog įtariama, kad visi yra priešiški tavo atžvilgiu. Tai va štai mums reikėtų, sakytum, netgi ne tiek nuo turinio pradėti, bet nuo tos atmosferos, kuri neapčiuopiama, nepamatuojama keitimo. Didinti ramybės potencialą, mažinti stresą, pradėti su mokytojais ir mokiniais kaip su žmonėmis, kaip su asmenimis, kurie turi vardus, o ne anoniminė masė, ne darbo jėga, ne gyvoji jėga, ne vertinamieji vienetai, ne anoniminiai kažkokie statistiniai vienetai, bet žmonės asmenys. Nuo to reikėtų pradėti. Ačiū labai. Ačiū, Nagli, jau čia mūsų tų konkrečių pasiūlymų kaip ir paletė jau vis plečiasi. Matau, kad Nijolė kelia ranką ir lyg tai Jūratė prieš tai kėlė ranką. Ačiū, Eglė. Iš tikrųjų, galbūt sugrįžtant prie to klausimo, kodėl aš šiandien, bet kodėl pakėliau ranką, nes tikrai tam tikrą prasme noriu sureaguoti ir į gerbiamo Naglio pasakymą. Gal visų pirma pasakysiu tokią, nežinau, kaip priimtina mintį, bet man atrodo, kad mes čia nepasieksim to, ko galbūt užsibrėžėm pasiekti, tai yra suderinti skirtingus požiūrius, nes akivaizdu, kad mūsų visų požiūriai yra tikrai labai arti vienas kito. Tai šito tikslo bijau, kad nepasieksim. Tai čia tik tai toksai nukrypimas į šoną. O šiaip, kodėl aš esu čia, ne kodėl šiandien, bet kodėl esu čia. Galbūt kaip žmogus, kuris tam tikrą prasme įkritęs į švietimą ganėtinai netikėtai po ganėtinai ilgo gyvenimo kelio. Tai man atrodo, švietimas iš esmės yra mokytojas, žmogus. Ir be žmogaus mes negalim švietimo matyti ir todėl mokytojas kaip žmogus man yra svarbus. Iš kitos pusės santara, aš visada nuo pat savo paauglystės, kai sužinau apie tokį dalyką kaip santara šviesa, man tai buvo tai, kas yra erdvė, kur auga laisvi asmenys, kur skleidžiasi laisva mintis ir dėl to ta mokytojų santara man labai toksai priimtinas ir artimas pavadinimas, kuris tikrai labai smarkiai užkabino, kai gavau kvietimą prisijungti. Ir už tai tikrai labai ačiū. Iš tikrųjų, kas mane tam tikrą prasme kviečia jungtis į šitą mokytojų santarą ir kodėl aš norėjau po Naglio ko gero pasisakyti, nes ką pati matau, vėlgi, tam tikrą prasme aš atstovauju tą sistemą plačiaja prasme, buvo ministerija, dabar nacionalinė švietimo agentūra. Ir ką aš jaučiu, vis tiek yra tam tikra priešprieša, sistema prieš žmogus, švietimo sistema prieš mokytoją netgi. Nes kai nori kalbėti apie mokytoją, toj pačioj ar ministerijoje, ar nacionaliniai švietimo agentūroje, nori, nenori, tu turi žiūrėti ne į kiekvieną asmenį, ne į Naglį, ne į Astą, ne į Žilviną, bet į mokytoją kaip kažkokį bendrą dėmenį. Ir šita priešprieša iš tikrųjų mane labai drasko.
pati jaučiuosi tame negerai ir vat labai noriu, kad mokytojų santara padėtų išnešti tą žinią, vat būtent, kad mokytojas tai yra Asta, yra Žilvinas, yra Naglis, yra Arturas, bet ne mokytojas kažkoks anoniminis. Ir labai tikiuosi, kad tai pavyks. Tai ačiū dar sykį, kad priimat. Ačiū labai, Nijole. Labai aš dėkoju tau, kad esi čia, nes manau, kad čia vat ir gal ir yra ta terpė, kur ir turi būti tos visos pusės ir būtent ir ta sisteminė pusė ir visi mes atliekantis tos tikrai skirtingus vaidmenis šitoje visoje terpėje. Tai Egle, Jūrate, taip. pakalbinai, tai ačiū, rankos gal nekėliau, atsiprašau, kad truputėlį fragmentiškai čia, nes turbūt yra ilgesys tos tikrosios pirmosios santaros, atsakant į pirmąjį klausimą, kodėl aš čia. Tai mano pažintis su santara tada, kada jie atsikūrinėjo ir aš lydėjau amžinatilsį savo dėdę Joną Norkaitį, galbūt ponas Algis prisimena tuos tikruosius santariečius, kada į Lietuvoje kartu su prezidentu pradėjo. Aš buvau studentė atkūrinėti kultūrą idėjas, po to buvo beprotiškos diskusijos ir išmintingųjų puota dalyvaujant Alantoj. O dabar atėjau turbūt todėl, kad čia yra tikra, yra įdomu man kaip neramiai dūšiai švietime, kur visada kur nors dalyvauju, nes tikiu mokytojo pašaukimu, galbūt galėčiau sakyti taip, dabar esu universiteto dėstytoja ir tyrėja, palaikau Nijolę tą sisteminę tyrėją, mes dalyvaujam daugelį tyrimų ir ieškom atsakymų į nepatogius klausimus, ne reitingus, bet būtent gyvenimo mokykloje aspektus ir jeigu kalbėt, ką norėčiau arba kuo tikėčiau, būdama tokioj garbioj ir giliaminčių draugijoj, mokytojas netikras ir perdegęs mūsų kaip tyrėjų akimis daugelį situacijų ir jis, kad ir turi savyje tos ugnies, jinai nebedega, nes dalis yra pasiruošę išeiti, dalis nenori mokykloje užsibūti. Tai mano ilgesys to minties, išminties, filosofinės prieigos diskusijos, tą visada geri vasaros santaroj ir kalbėjimo neimituojant, o tiesos sakymo lūkestis, patikint, kad gali egzistuoti tiesa ir požiūrį įvairovę vardan, ateities vardan, tai tiek trumpai. Nes čia yra iššūkis tiesos sakymas, minties sakymas, būnant nepavargiusiu nuo buities. Labai nenoriu politikuoti, labai nenoriu dėlioti kažkokių tų tokių biurokratinių administracinių momentų čia, nes yra kita erdvė su ta išminties gelme ir ten, aš tikiuosi, nepamesta senąją santaros dvasia, kuri mane būnančią 19 metų užbūrė. Tai va tiek trumpai, ačiū. Ačiū, Jūrate. Taip, tai dar turime žmonių, dar nekalbėjusių. Tai gal, jeigu jūs nieko prieš, aš gal pakviesiu tiesiog, kad gal būtų drąsiau, tai norėčiau pakviesti Dalią. Tu irgi kažkaip visą laiką dalyvavai visose susitikimuose. Ar Dalia mus girdi? Aha. Ne, negirdime Dalios. Girdi, bet neklauso. Taip. Taip. Taip, tai dar mes turime Gintarę. Gintarė, gal jūs? Aš sveiki, visi girdžiu ir klausau. Tai atstovauju Vydūno gimnaziją, esu direktoriaus pavaduotoja. Na ir kodėl aš irgi taip pat įsitraukiau, tai pirmiausia, tai nedalyvavau visuose renginiuose, bet tiek, kiek teko klausytis, dalyvauti, tai
tikrai jaučiu didelį dėkingumą organizatoriams, iniciatoriams, nes tikrai yra toks nelengvas, pilnas iššūkių darbas, ieškoti to pokyčio. Tai dabar švietimo sistemoje mes labai daug matom tokio nepasitenkinimo, nesusikalbėjimo įvairiuose lygmenyse. Reikalauja daug ir mokytojai, reikalauja ir politikai, o santaros, tas žvilgsnis yra visai kitas, jinai nereikalauja, jinai ieško sprendimų ir tų sprendimų jinai ieško, intelektualiai, labai atsiprašau. Jau tuo galėsiu pratęsti, tuoj sekundę. Aš be kaukių, žinokit, šeimos nariai grįžta į namus čia, todėl kiti nariai taip pas mus juos pasitinka. Tai čia pratęsdama tą mintį, kad santaros nariai nereikalauja, o išdėsto visai kitų kampų tas tokias pozicijas, ko tikrai labai reiktų per pagarbą, per tokį geranoriškumą, susikalbėjimą, nes mes labiau dabar, ta tokia visuomenė labiau yra linkusi imti savo, bet neduoti ir dalintis. Tai tas požiūris toks kitoks tikrai labai yra patrauklus, bet tikrai suprantu, kad tai yra didelis ir sunkus darbas, nes, norint kažką tai nuveikti, link kažkokio tai pokyčio keliauti, tikrai neužtenka tik pasvajoti, pakalbėti, bet reikia komandos, reikia bendraminčių ir reikia jų ne vieno ir kelių, o reikia tikrai daug tam, kad kažką tai pakeisti, nes to mums iš tiesų tikrai reikia, yra ir pervargusių mokytojų, gal todėl ir tas pyktis toks yra atsiradęs, čia būtų tų priežasčių tikrai labai daug, tai aš visai mielai prisidėčiau prie to geranoriškumo augalo auginimo, puoselėjimo ir manau, kad dalyvaujant ir daugiau renginių rastųsi idėjų, kaip tai būtų galima nuveikti, padaryti. Manau, kad sklaida, dalinimasis ar per rajonus kažkaip tai pristatant tokias tikrai šviesias idėjas ir iš būrio besiklausančiųjų tikrai atsiras, kurie tikrai išgirs ir supras ir tas idėjas, sakykime, padės įgyvendinti. Tai aš taip matyčiau ir taip pasisakyčiau, ačiū. Ir tikrai labai linkiu sėkmės, nepalūžti, nepasiduoti ir plėsti tą santaros narių ratą. Ačiū, Gintarė. Jūs tikrai labai gražiai kaip ir apibūdinot tą, tai vėlgi taip surišot su ta kasdienybė, ar ne, su tuo tikrai to autentišku gyvenimu ir kaip reikia kartais tokio kaip ir atsitraukimo nuo tų kasdienių problemų ir tam, kad ir suteiktum ir savo, ir tai aplinkai, kurioje esi, tokios daugiau šviesos ir tos vilties ir būtent žiūrint tokių geranoriškų žvilgsnių. Dar matau, dar yra nekalbėjusių, dar turime Richardą. Bandau susidoroti su savo technika. Ar jūs mane girdit? Mes puikiai girdim, tik nematom. Tai bandysiu tada ir vaizdą surasti. Kodėl aš čia, tai tiesiog, kadangi aš ir kas čia vyksta ir aš noriu tame dalyvauti. Kažkaip garsas šiek tiek trūkčioja, nes aš ieškau. Čia su telefonu susijungiau, retai tą darau, o kompiuteris man internetas neveikia šiandien. Tai yra tokių, atrodo, jau radau save ir vaizdelį. Tai mane tiesiog domina, kas vyksta aplinkui, tai aš ir dalyvauju. Kaip
kur galėtų vystytis toliau Santara šviesa ir kaip prie to prisidėti. Tai nori, nenori, man lenda dabar į galvą tai, kur aš buvau antradienį. O antradienį aš buvau čia, kai kurie iš mūsų žino, Arto Hosting Hebra. Jie darė nediduką tokį susitikimą, atvyko viena amerikietė, Merielis, kas pažįsta. Tai kažkada jie bandė purti švietimo bendruomenę, irgi kalbėjimo apie švietimą. Ir jie stiprus tuo, kad turi tam tikras kalbėjimosi technologijas. Ir savaime tai, kas vyksta dabar šiuo metu, man primena jų technologiją check-in. Pirmiausiai visi ratuku pasisako, kodėl aš šiandien čia, kas man rūpi ir panašiai. Toks užsiregistravimas savotiškas. Tai ten jie turi tai kaip technologijas tam tikras ir jų yra gana nemažai. Ir kai galvoju apie mokytojų santarą, man vis dar taip truputėlį neaišku, į kokį ratą žmonių jinai pretenduoja. Mokytojų yra keliasdešimt tūkstančių, šalia mokytojų turbūt antra tiek, apie ką mes kalbam. Ir link ko mes čia judam. Šiaip tiesiog, kadangi mums norisi ir mes pasikalbam, ar mes siejam save su tuo, kas, tarkim, vyksta valstybėje. Šiuo atveju aš turiu grubiai, sakykime, tokį klausimą, kurį ir antradienį kėliau. Taigi pasitvirtinom Lietuvą 2050. Randam savo santykį su jie. Ir kokią savo pareigą jaučiam, turėdami šitą dokumentą. Arba kad ir jo neturėdami, bet vis tik tai. Kaip mes mąstom apie savo švietimą ir ko čia reikėtų daryti. Tai kažkas labai panašaus lyg ir. Nors ir specialiai, tarkim, nesiejant su Lietuva 2050, bet matyt, tą patį daro ir mokytojų santara. Ieško savo kažkokio tai kelio, būdo, žodžio, ką galėtų nuveikti ir ką galėtų pasakyti ir kas turėtų poveikį. Va, tai neišvengiamai, tarkim, ypač gausėjant tų narių skaičiui, turbūt gausės ir klausimų, apie kuriuos norisi kalbėti. Vėlgi, Arto Hosting turi technologijas. Mes bendraujame kvantais, laiko ir vietos epizodais, tai tam tikrais. Tai jie turi technologijas, jie padeda tiesiog lapus, kur yra laiko kvantai, ir bet kas gali siūlyti temą, ir kas nori eina į tą ir vietą siūlo, ir kas nori eina į tą vietą, ir tą laiko kvantą išnaudoja būnant kartu ir kalbantis kartu kažkokią tai vieną temą. Ir nėra primestos darbotvarkės. Kol kas santara yra labiau, turbūt vis tik tai pagal darbotvarkę veikiantys susitikimai, daugiau mažiau. Yra numatomos, kažkas numato darbotvarkę, apie ką mes čia kalbėsim, ką mes čia veiksim. Ten jie turi technologijas dar laisvesnės, demokratiškesnės, kad tiesiog suėjom ir kalbamės apie tai, kas mums kiekvienam rūpi. Ir jeigu surandam kolegų, yra kolegų, kurie atsiliepia į tavo šaukimą, nu tai atsiranda. Jeigu neatsiranda, tada eini pats ieškoti kitos vietos, prie ko tu galėtum prisijungti. Nu, žodžiu, čia nebūtina apie tai daug kalbėti, čia ne vienas yra, kuris žino. Antradienį buvo Nijolė, tarkim, atskiruose įvykuose yra buvusi ir Eglė, ir Rita, ir ko gero ir Jūratė, ir gal dar aš visų net nežinau, kas kur yra buvę. Va, bet ten yra tokių neblogų sumanimų, kaip tai galėtų vystytis. Iš mano asmeninės patirties. Aš ilgą laiką sakydavau, kad tam, kad būti kartu ir kalbėtis kažkokią tai temą susijusią su tarkim, mūsų ratu, reikia ritmo, reikia laiko ir vietos ritmo. Bent jau laiko. Nes mano praktikoje yra buvę, tarkim, kad su informatikos mokytojais mes turėjom ritmą kiekvieno mokslo metų mėnesio paskutinį ketvirtadienį rinktis. Vieta būdavo pastovi, ten, kur dirbu aš. Aš tą vietą siūlydavau ir žmonės čia suvažiuodavo. Visai būdavo. Ir porą dešimčių ar 3 ir virš 100 susirinkdavo. Bet žmonės žinodavo, laikas ir vieta, ir ritmas tam tikras yra, ir žmonės susirenka, bet šiuo atveju aš primesdavau darbotvarkę. Yra buvę ir kitokių sąjungų, kur
mes rinkdavomės kompiuterininkų sąjungos mokymosi sekcijoje, rinkdavomės maždaug kartą, kaip mes sakydavom, kartą per trimestrą. Tai jau ten truputėlį sunkiau, vieta iš anksto neaiški, jau ten reikėjo turėti keletą lyderių, kurie koordinuoja ir paskelbia, kur ta vieta, kada ir panašiai, ir žmonės susirinkdavo, ir ta darbotvarkė kartais formuodavosi iš įvairių pasiūlymų, kartais tie lyderiai pasiūlydavo darbotvarkę ir panašiai. Tai tos formos visos egzistuoja ir jas galima naudoti ir mokytojų santaroje. Bet svarbiausia, mūsų, kad kažkas tai gyventų, veiktų, pulsuotų, reikalingas tam tikras gyvenimo ciklas, tam tikras ritmas, kaip mes gyvenam. Ar chaotiškai, kai nuo lyderių priklausomai paskelbė ir nepaskelbė susitikimą, ar yra kažkoks tai mūsų gyvenimo ciklas ir kaip formuojasi darbotvarkė. Visi tie esminiai tokie klausimai, kaip galėtų veikti ir reiktų juos bandyti savo atsakyti. Tai čia toks chaotiškas mano šnekėjimas iš tos patirties, kurią aš esu per savo gyvenimą matęs, kaip tai vyksta. Tai ir mokytojų santarai. Ar yra kažkoks tai ciklas santaros gyvavimo? Pavyzdžiui, tikroji santara renkasi kartą per metus, suvažiavimai apie jonines, ar ne? Tai vienas iš ciklų, kuris vyksta ir visi iš karto jau visi laukia, kada paskelbs darbotvarkę kažkas ir panašiai. Bet tai yra ciklas, kuris visą veiklą ant jos, kaip ir mobilizuoja tam tikrą prasme. Ir dar kas man patinka Art of Hosting, jų pagrindinis veiklos ciklas, ar kaip pavadins, keturi tokie kaip ir lozungai. Pirmiausiai, tu esi pakviečiamas kažkieno, kažkas tave pakvietė. Šiandien mus kažkas sukvietė, ar ne? Visi galim įvardinti, iš kur gavo kvietimą. Antras principas, būk tuo kviesliu šeimininku pats. Ta atsakomybės dimensija, kad jeigu tu nori, kad šitos veiklos suktųsi, tai pats į tai įsitrauk ir stenkis būti šeimininku. Tada buvimas kartu, tai tu turėtum tapti, bent jau jų toks principas, būti bendra kūrėjų kažkokių tai dalykų, kurie iškyla darbotvarkei. Jaustis bendra kūrėjų, dalyvauti kartu. Ir ketvirtasis principas – platinti, kviesti kitus, įtraukti kitus žmonės. Ir jie taip sukasi. Kažkas sukviečia, tada tu pakvieti kitus, esi bendrakūrėjas ir įtrauki vis daugiau žmonių. Ir tai irgi vienas iš tokių principų, kaip organizacija veikia. Tai čia tiek tokių mano pasiūlymų, priminimų, apie kuriuos daug kas iš jūsų žinote. Ačiū. Ačiū, Ričardai. Ar dar turim žmonių, kurie nekalbėjo? Man atrodo, jau kaip ir visi. Nežinau, Rita, gal tu dar norėtum kažką pasakyti? Atidžiai klausausi, ką žmonės šneka. Aš tik tai gal norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad kartais mes pernelyg susifokusuojame į kažkokį dalyką ir tada pametamas tas susikalbėjimas, kas man svarbu mokytojų santaroj, kad siekiama ramiai girdėti, klausytis ir bandyti susikalbėti. Ar pavyks, kaip Nijolė sakė, reikia bandyti. Prisimenu, kai vykdėm mokyklų tobulinimo programą ir dirbom su Harvardo universiteto profesoriais, kuo labai džiaugiuosi, tai jie vis rodydavo tokį paveiksliuką, kaip sustoja aplink vyrai mėto karvę į viršų ir apačioj užrašas pirmasis bandymas suplakti pieno kokteilį. Tai, turbūt nelabai sėkmingai tą karvę mėtant gali gauti gerą kokteilį, bet bandymas yra. Tai man atrodo, kad bandymas susikalbėti labai svarbus ir aš čia dabar su visais bandau dalintis
na, tokia informacija, kuri man atrodo na, labai, labai svarbi. Svarstant BPO, na, PISA tyrimo tolesnę veiklą, Lietuvoje gana prastai suprantama šitas tyrimas ir nepaimama visa nauda, bet čia kita tema. Tai šį kartą mes svarstėm, kas kiekvienos šalies ugdymo turiniai yra svarbu ir kokie centriniai taškai. Ir tai tiktų ir mokytojų santaroje apie tai mąstyti. Ir aš sakiau jau kolegoms ir Arvydui, ir Žilvinui, ir Egliai, kad na, čia sveiksta Lietuva dėl visų STEAMų, STEMų, dėl kad matematikos reikia būtinai mokytis 12 metų. Ir girdim iš politikų, kad jei dainuoti neišmokų, tai nereikia tų vaikų kankinti 12 metų jau ir neišmokti. Ir kad kokia ten filosofija, etika, tai yra tokie, nu, išmestini dalykai. Tai sakykime, EBPO, na, PISA koordinatorių susitikime tokia suburta darbo grupė didelė ir ten suomiai lyderiauja ir sako, kad šiuolaikinis ugdymo turinys turėtų stovėti ant tokių 3 stulpų, ar kaip čia pavadinti, ir kad svarbiausi dalykai ugdymo turinyje yra tokios 3 disciplinos. Tai adaptyvus problemų sprendimas, etiškas sprendimų priėmimas ir estetinis suvokimas. Tai man atrodo, kad įsiklausant ir ieškant to susitarimo, tokio ramaus kalbėjimosi, tas adaptyvus problemų sprendimas, etiškas sprendimų priėmimas, na, būtų labai svarbus. Aš džiaugiuosi, kad esu šitoj grupiai, kaip ir čia ne vienas, na, sąjūdžio laikais visiškai piemeniai buvau, bet kažkodėl mane ten pakvietė Meilė Lukšienė ir buvo daug tikėjimo, kad viskas čia tuoj tik tai sužydės gražiausiais žiedais. Tai kažkaip vis neprarandu to tikėjimo ir man vis viena galima daugiau sukurti santaros Lietuvoje. Algi, matau, kad jūs lyg norit kažką pasakyti. Ar čia Ričardas minėjo organizacijas. Vienas dalykas apie santarą gal nežinomas, bet nuo pat pradžių. Dabar, pavyzdžiui, šiais metais santaros renginys Alantoje. Jau turėjom 4 posėdžius ir tiek pasiūlymų ir žmonių, kurie iš vis kabutėse nėra komisijoje jokioj. Ir kiekvieną posėdį rengiam pakeitimais, dialogas. Ta pasiūlė, tas susidiskutuoja, paskui dar iš kito kampo kažkas atėjo, sako, geriau būtų taip. Tai dialogas ir polilogas vyko ir dar vyksta. Ir kartais sakai, užteko, darom programą. Matot, nėra vieno vadovo, kuris nutarė ką nors. Tai vadovai, vienu žodžiu, tik surašo. Matau, aišku, jie dalyvauja diskusijose. Tai kada santaros sąskrydis pasibaigia, yra kviečiami iš publikos, kas norit prisijungti į komisiją ir kas norit dalyvauti renginiuose ir rengimų komisijose, prašom. Kartais aš jau sakau, tiek metų išmeskit mane. Neleidžia. Bet tai sakau, čia nėra, kaip sakant, nustato kas nors. Eina naujas rašytojas, kviečiamas jisai norėtų pasikalbėti, naujas poetas, ar tenai problema, pavyzdžiui, su Ukraina, ar karas ir visa kita. Įsivelia viskas. Tai čia yra ta dinamika, kuri niekada nesibaigia. Ačiū.
Ačiū, Algi. Aš irgi norėčiau sureaguoti šiek tiek į Richardo tą pasakymą. Tai irgi, kai kaip tik pernai po santaros buvo taip pat mūsų tokia susibūrė grupelė, kuri ir pradėjo visą tai diskutuoti, kaip čia mes galėtume toliau veikti. Na ir buvo taip ir sumanyta, kad ir turi atsirasti kažkoks tai ritmas, kad, sakykime, kokie 4 tokie irgi, tas ritmas irgi kaip ir pradžia yra santara šviesa ir nuo vienos santaros šviesos iki kitos vyksta keli renginiai, 2 tokie gyvi susitikimai ir keli tokie nuotoliniai susitikimai, kur vyktų tos įvairios diskusijos ir taip pat, kad stengiamės kuo daugiau tų idėjų skleisti ir dėl to vat ir atsirado tos įvairios publikacijos, kurių turbūt rasis dar daugiau. Tai kaip ir aš jau matau, kad laikas mūsų irgi jau eina link pabaigos, tai nespėjom kaip ir taip nuosekliai pereiti per tuos visus klausimus, bet manau, kad mes daug tų dalykų ir aptariam. Čia buvo tikrai nemažai tų konkrečių pasiūlymų, į ką mums reikėtų orientuotis, taip pat ir tų pasiūlymų, kaip mes galėtume veikti ir ką mes kiekvienas galim nuveikti savo lygmenyje. Ir mes turim įrašą ir galėsim paskui visą tai apibendrinti. Bet dabar norėčiau jau pakviesti Žilviną, kuris jau kaip ir apibendrintų šį mūsų susitikimą ir dar keletą dalykų pasakytų. Taip, tai jau pratęsdamas Eglės pastebėjimą, kad mes turėjom planą po praeitų metų santaros padaryti 4 renginius ir mes jį įvykdėm. Tai Richardas teisingai pastebėjo, kad yra tam tikras cikliškumas, jis neatsitiktinis. Ir toliau planuojame taip ir daryti. Ir per Jonės birželio 23 santoroje pristatysime savo veiklą. Ir man atrodo, kad mums pavyko įveikti tą mūsų pirmąjį užmanymą. Tai tokiai galbūt ir mikro bendruomeniai šiandieną. Mūsų galbūt ne tiek daug, kaip buvo praeituose renginiuose, bet mes irgi sąmoningai kvietėme ribotą skaičių žmonių, bet mūsų tikslas buvo, kad visi pasisakytų ir kad mes jau turėtume gyvą bendravimą ir kad ne tik tais patys kalbėtume pasiruošę. Ir man atrodo, tai pirmas toks nedrąsus žingsnis ir man labai patiko visų pasisakymų ir daugybė tiesiog neįtikėtinai jautrių idėjų ir kad, kaip Daiva sakė, kad neįmanoma dirbti po vieną, nors norisi. Mes ir kūrėme čia tą tokią geranorišką, santykinai mažą, tai ne 10 000, o daugiausiai galbūt kelios dešimtis ar galbūt 100, daugiausiai kaip buvo antram renginį, kur įmanoma kalbėti, kur įmanoma dalintis, kur įmanoma išgirsti ir pasiekti to sutarimo, laikantis, ką mes šiandien norėjom padaryti, įsivesti tam tikras taisyklės, dėl kurių sutartume, kaip mes bendraujame ir tam tikrą tokią vidinę kultūrą galbūt. Ir kad to dialogo būtų galima lengviau pasiekti ir sukurti tą tokią be konkurencijos, be kovos ir be tų išpuolių vienas prieš kitą, o pagarbiai, geranoriškai ir žinant galiausiai visgi, ką norim kartu pasiekti. Ir tos dabartinės švietimo aplinkos kontekste, kur dėja trūksta, mano manymu, ir pagarbos, ir pasitikėjimų, ir kitų dalykų, reikalingas toks precedentas, kad ir nedidelis, kurį galbūt ir daugiau tokių bendruomenių formuotųsi ir kuo jų būtų daugiau, mano supratimu, tuo būtų tas darbas produktyvesnis galiausiai, nes klausimų, spręstinų klausimų yra tikrai daug. Ir man atrodo, kaip Naglis gerai pastebėjo, mums trūksta ne tų idėjų,
mums trūksta tiesiog sutarimo, mums trūksta tiesiog, na, kažkokio, na, išmintingo na, buvimo kartu. Ir man labai patiko Jūratės pastaba, kad jaučiasi tokia autentiška santuokos dvasia, tiesiog labai ačiū ir tikrai labai ir dabar mums gerai jaučiasi, nes na, akivaizdu, kad yra ilgis su mumis, bet mes, nu, kaip tiesiog darom, kaip gaunasi, bet jeigu taip jaučiasi, tai tikrai labai, labai džiugu. Ir Gintarės pastebėjimas, kad na, geranoriškumo augalo, na, auginimo, puoselėjimo kartu, na, ta tokia geras jausmas ir geras toks komandinis susidėjimas, jisai, na, reikalingas ir jį ne taip paprasta pasiekti, bet jeigu mes po truputį kultivuotume, manau, kad mes tikrai pasiektume daugiau negu dabar turime ir Nijolės pastaba, kad nu, vieningo sutarimo mes vis tiek tarp visų nepasieksim, taip, tai suprantama, bet bent jau jeigu jo būtų daugiau, tai būtų didelis žingsnis, būtų didelis laimėjimas, jeigu jo daugėtų, po truputį daugėtų, mes prisidėtume prie to daugėjimo, didėjimo, sutarimo, prie geranoriškumo, prie tokio darnaus darbo. Man atrodo, kad mes būtume savo tą, na, užduotį įvykdė ir na, visada tiek, kiek galim. Mes negalim padaryti to, ko negalim, bet bent jau jeigu padarytume tai, ką galim, gali būti, kad ir kiti, matydami tokį precedentą, irgi prisijungtų. Ir man labai patiko Richardo pastebėjimai, kad būti bendrakūrėjų, dalyvauti kartu, aktyviai, na, kviesti, įsijungti ir ta iniciatyvinė grupė kol kas ne tokia didelė. Pradžiai mes su Arvydu pradėjom kalbėti, po to Eglė prisijungė, po to pradėjo jungtis ir mes jau turim tą, pavadinkim, mikrobranduolį, kuris jau yra stabilus, tam tikras skaičių žmonių jungiasi kiekvieną kartą ir jau aktyviai dalyvauja ir mums labai džiugu ir labai norisi, kad jų būtų daugiau ir kad, jeigu ne mes, tai, žinot, niekas to nepadarys be mūsų. Čia mūsų šalis, mūsų etnosas, mūsų kultūra, mūsų švietimas. Ir tiesiog turim daryti tai, ką galima. Aš manau, kad galim padaryti tikrai daug. Tai sekantis mūsų dalyvavimas jau Alantos santuokoje, birželio 23, tai labai kviečiame visus ir dėkojame visiems už puikius pasisakymus. Tikrai buvo labai miela klausyti ir labai džiugu, kad jūs su mumis ir mes su jumis ir mes jau turime mikrobendruomenę ir mes jau galime pradėti po truputį čia atsargiai kelti klausimus, bandyti su jais sutarti ir tada galvoti, gerai, kur toliau su to. Mes jau turim, nežinau, 20 žmonių sutarė, tada 50 žmonių sutarė, tada 100 ar 200 ar 500. Tada kalbinam ministerijas, kalbinam agentūras, asociacijas ir po truputėlį tas per žiniasklaidą, per kitus dalykus. Mes tikrai, esam pakankamai nedidelė šalis, mes tikrai galim labai gerai susitvarkyti. Tiesiog turim pradėti tą daryti ir po vieną, kaip teisingai sakė, čia nieko nepadaryti. Nors mes visi širdie jaučiam, kaip tą reikėtų tiesiog po truputį ir tiesiog daryti, po kol padarysim. Ir tiek kartų, kiek grius tos ministerijos ramiai, tiesiog užtikrintai daryti toliau savo darbą, ieškoti vėl iš naujo dialogo ir tiek kartų, kiek reikia, gal kaip kitaip. Tai ačiū jums visiems dar kartą labai ir iki sekančių susitikimų. Aš dar noriu pratęsti, nors jau kaip ir einame į pabaigą, bet galbūt, kadangi čia tarsi ėjome per tuos klausimus, gal kas nors dar norėjo būtinai kažkokiu klausimu kažką pridurti ir tiesiog nebuvo pakviestas kažką pridurti. Tai dar tada tikrai būtų laikas dar pasakyti savo mintį. Aš dar galėčiau pridurti, jeigu ką domina, Art of Hosting šeštadienį jie renkasi Šalčininkėliuose. Bet jų yra dar ir viena bėda, kadangi jie nėra tokiuose galbūt patogiuose pozicijose kaip mes, jiems visi tie renginiai kainuoja tam tikrus pinigus, jie turi išlaidų.
ir jiems reikia tas išlaidas padengti. Tai šeštadienio renginys yra mokamas. Savanoriškai, bet ten iki 100 eurų kažkur tai eilės pinigai. Tai jeigu ką labai domina, rašykit laiškus man, atsiųsiu, kur registruotis. Dar porą žodelių norėčiau įsiterpti, dėkodamas visiems už gražias ir šviesias mintis. Tikrai per 1,5 valandos turbūt neišsakėm ir dalies tų svarbių dalykų, kuriuos norėtumėm pasakyti ir kurie sukasi mintyse apie šitą tikrai didelį ir sudėtingą reiškinį kaip švietimas. Tai manau, kad galėtumėm rašyti ir komunikacija galėtų būti ne tik tai per šitos mūsų susitikimus. Jeigu kalbėjom apie tai, kad norėtumėm stiprinti pagarbos pozicijas, geranoriškumo, tos ramios raiškos, ramaus savęs žinojimo, tai matyt, kiekvienas iš mūsų jau pagalvojom ir dar pagalvosime, kaip tą galima daryti konkrečiais žingsniais. Čia aš šiandieną prieš tą mūsų susitikimą dar kartelį perklausiau Alisos Miniotaitės pasisakymą praeitam, kur ji labai gražiai išvedė būtent pagarbos svarbą ir susiejo su lyderystė mokyklose, kaip mes tas iniciatyvas galėtumėm perkelti į mokyklų bendruomenės, kaip mes galėtumėm Pauliaus pasinaudoti pasiūlymais apie žaidimus. Žiūrėkite, kaip šauniai prekybininkai tuos žaidimus žaidžia ir reklamuodami įvairius marketingo ten savo priemonės taikydami. Mes juk tai irgi galime daryti. Tai čia tos mintys jos galėtų kauptis ne tik tai per mūsų pasisakymus vienas kitą matant. Kviečiu rašyti į tą mūsų bendrą paštą, mokytojų santarą ir kaupti tą idėjų banką. Gal kitą kartą mes turėtumėm ir daugiau tų konkrečių pamąstymų, konkrečių pasiūlymų, kurie galėtų tapti veiksmais. Tai su tokiu palinkėjimu norėčiau šiandien atsisveikinti. Labai laukčiau dar laiškų, žinių, minčių, panašių, kaip turėjom Richardo apie ritmą, apie susitikimų kažkokį cikliškumą. Tai ir toliau tęskime. Ačiū visiems. Tikrai visiems labai dėkojam. Tikrai, man atrodo, čia tų minčių prigeneravom pradžiai, bet tai čia dar tik pradžia. Bet visa tai turės tikrai tęsinį. Tai iki kitų pasimatymų. Viso geriausio. Viso Viso geriausio. Algiai, Žilvinai, Eglė, visiems. Ačiū. Iki santaros. Algirdai, Arvydai visiems. Ja. Su dievuliu. Pasimatymus.